policija susiduria su tais pačiais iššūkiais, su ko susiduria visa Lietuvos valstybė, tai yra ne patys geriausi ekonominiai laikai, o resursai yra riboti ir reikia galvoti, kaip juos panaudoti kuo maksimaliau ir efektyviau. Ėmėmės įvairiausių sprendimų, nuo organizacinių, nuo darbo perorganizavimo, nuo pareigybių perskirstimo iki naujų technologijų, kurios dabar egzistuoja dėgymų. Maždaug per porą mėnesių visi priprato, kad kitaip nebus, bus va taip, kaip dabar yra padaryta ir viskas, ir dabar jokių problemų mes neturime. Aš galiu susisiekti su savo pavaldiniais daug greičiau, daug efektyviau. Vienas dalykas, antras dalykas, mes taupome daug laiko ir daug lėšų. Piniginė išraiška tai vienas mūsų pasitarimas, mums kainuoja, mes taupom kažkur 2,5 tūkstančio litų. Bet jeigu kalbėti apie laiko sąnaudas, tai labai daug, kadangi įsivaizduokit Švenčionių komisaras, vadovas komisariato, atvažiuoti į Vilnių jam 2 valandas, išvažiuoti iš Vilniaus 2 valandas, grįžti atgal 2 valandos, pasitarimas maždaug 2 valandos, tai darbo dienos ir nėra. O šito mūsų techninio sprendimo dėka mes tą galime padaryti online greitai, jam neišeinant iš darbo vietos ir taupome jo laiką ir mūsų visų laiką. Mes esame žmonės, mes esame įpratę komunikuoti akimis, matyti vienas kito gestus, matyti kažkokią išraišką, tai kompiuterio ekrane matyti to nelabai išeina pastebėti, bet visa kita dalykinės informacija, apsikeitimas, problemų aptarimas yra tas pats, neturi jokio skirtumo, ar tai yra tiesiogiai, ar tai yra šito live meetingo, taip vadinamo, pagalba. Mes iš tikrųjų ne tik live meetingą įdėgę, mes esame įdėgę ir tą MOSą, taip mes jį trumpintai vadinam, tai Microsoft Office SharePoint Systems, kuri mūsų apskrities padaliniuose yra kaip vidinis tinklas, ten yra dokumentų derinimo sistema, ten yra įvairiausios mūsų procedūros vidinės perkeltos į tenai tam, kad išvengti popierinio formato, tai galima padaryti daug efektyviau, daug greičiau ir daug paprasčiau. Jo labiau pareigūnai pamėgę tą yra MOSą dėl kelių priežasčių, ten mes dedam daug įvairiausių skaitinių, mūsų dirbantieji ten talpina, keičiasi receptais įvairiausių patiekalų, turi savo skiltį. Tikrai geras produktas ir tikrai mes džiaugiamės to, ką turime.